Nori, kad tavo nuotrauka būtų tobula ne tik tavo draugės nuotrauka, bet ir spalvos, tokiu atveju įprastų fotoaparato parametrų nepakanka ir reikia kastis giliau. Sveiki, čia Gytis iš fotokursas.lt ir šiandien mano tema yra rankiniai baltos spalvos balanso parametrai. Kas yra baltos spalvos balansas, aš šįkart nešnekėsiu, tam yra štai šis filmukas. Šįkart panagrinėkime, ką daryti, jeigu įprastų baltos spalvos balanso parametrų žymint piktogramomis neužtenka. Rankiniai nustatymai yra du – tai custom ir kelvin. Custom white balance parametrą mes turime fotoaparatui tiesiogiai duoti neutralios spalvos pavyzdį, kad jisai jį matydamas galėtų nuspręsti, kokios temperatūros yra apšvietimas. Paprasčiausiai yra tiesiog nufotografuoti baltą lapą ir kažkokiu būdu priklausomai nuo fotoaparato jam pasakyti, kad būtent šioje nuotraukoje yra baltos spalvos pavyzdys. Reiktų tik atkreipti dėmesį, jog baltos spalvos pavyzdys nuotraukoje turėtų būti tolygiai apšviestas ir nesuglamžytas, tokiu atveju gausite netikslius rezultatus. Žinoma, geriausia vietoj balto lapo naudoti specialius baltos spalvos balanso nustatymui skirtus priedus, kaip kad baltos spalvos kortelė arba baltas difuzorius dedamas ant objektyvo, su kuriuo reikės atsukti fotoaparatą į šviesos šaltinį ir padaryti nuotrauką. Kelvin nustatyme mes jau rankiniu būdu įvedame apšvietimo spalvos kelvinų reikšmę. Tokiu būdu fotoaparatas mums duos tobulus rezultatus. O kaip tą padaryti teisingai? Visų pirma, turime būti susipažinę su kelvinų temperatūros skale. Na, o žinant ją, viskas pasidaro beprotiškai paprasta. Tiesiog pasižiūrime, kokios spalvos yra apšvietimas, įvedame atitinkamą kelvinų reikšmę, padarome nuotrauką ir žiūrime, ar rezultatas mus tenkina. Jei nuotrauka pernelyg gelsva, kelvinų reikšmę pamažinkite. Jei pernelyg mėlyna, pakelkite. Ilgainiui įgusite ir iš karto galėsite įvesti tinkamą kelvinų reikšmę. Tiesa, jeigu jūsų fotoaparatas turi Live View funkciją, visą šį procesą galite atlikti stebėdami vaizdą per fotoaparato ekraną, užuot davę testinius kadrus. Tai bus daug greičiau ir paprasčiau. Stebėdami vaizdą per ekraną, keiskite kelvinų temperatūrą, tol kol spalvos pasidarys tokios, kokių jūs ir norite. Kartais teisingas baltos spalvos balansas prasilenks su jūsų vizija ir norėdami nuotraukai suteikti daugiau dramos, spalvas pašaltinsite. Tuo tarpu, siekdami perteikti jaukesnį vaizdą, spalvas padarysite šiltesnes. Tiesiog eksperimentuokite ir labai greitai perprasite visas šio parametro subtilybes. Smagu, kad žiūri mano filmukus, na ir jeigu tau juos žiūrėti lygiai taip pat smagu, kaip man juos kur, tai sek mūsų naujienas Facebook'e, prenumeruok šitą YouTube kanalą ir mes dar susitiksime ne kartą. Ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo Gytis.